Praėjusiu metu lapkritį Lietuvos Respublikos Seimas visiškai uždraudė azartinių lošimų reklamas. Šios iš eterio turėtų dingti per ateinančius 3 metus. Tiesa, kaip paaiškėjo, jau sporto organizacijoms lošimų reklamos gali būti uždrautas ir kitais metais. Įdomu tai, kad sporto žiniasklaida bei sporto organizacijos iš lošimų būtent ir išgyvena. Aš pats, kai nežaidžiu jokių azartinių žaidimų, tai man kažkaip tai, žinot, šiaip iš viso reklamos per daug, mano manimu. Man patinka žiūrėti prasmę, o reklamos, žinot kaip. Labai gerai. Labai. Kuo mažiau smegenims to peno, tuo geriau. Taip, palaikau. Dėl to, kad manau daugelis, kurie turi dabar tą priklausomybę nuo azartinių lošimų, bando nebelošti, bet kas kartą teliką žiūri rungtynės, dar kažką pamato, tai ir iš karto norisi jam toliau lošti. Visuomenės nuomonės sporto organizacijoms lažybų reklama nėra reikalinga. Tiesa, pačios organizacijos to nebūtinai gali sutikti. Didžiausia problema kyla visai kitoje vietoje. Mat pačioms organizacijoms pasiruošimui pašalinti šias reklamas laikus teikti yra labai mažai. Bus pašalintos, tai kaip čia yra įstatymas, bet svarbiausia, kad yra priimta įstatymo taip pat taisa, kad turėtų jos būti pašalintos nuo metų Liepos 20. Tai yra neteisingai, neduota pakankamai laiko pasiruošti, nėra pakankamai laiko duota susirasti naujiems rėmėjams, valstybės, sakykime, kandidatas. Tas paramas tokias turėtų kažkaip įsigalvoti, to planą nužiūrėti, kad čia manau, kad yra visai keistinga ir Lietuvos įstatymai tokie keisti yra. Lažybų reklama sporto organizacijose visoje Europoje daro apie 10–15% viso biudžeto. Tokią spragą užpildyti tikrai nėra paprasta, tai kainuos laiko ir turės svarų poveikį visai Lietuvos sporto industrijai. Vis tiek atsiras nauji būdai, kaip jie save reklamuos, vis tiek žmonės eis ir loš, kad ir be tų reklamų ar mažiau žmonių loš, tai, bet nemanau, kad jų paveiks. Gal kažką sveikuoliško galėtų reklamuoti. Aš manyčiau, labiau tada pasiektų, nes jaunimui tai reikėtų iš tikrųjų, kad sveikiau. Aš iš vis jeigu sporto organizacija, nedėčiau reklamos, kas yra susijęs su tokiu, kaip cigaretės ir alkoholį reklamuosi ir sakai, kad sveikatos kažkokia organizacija, tai čia visiškai nekertasi, man atrodo. Taip gali paveikti labai, nes realiai jie to iš to realiai, kaip ir sakot, išgyvena. Matot, lažybos labai kartai išskenkia žmonių santykiam, nebūtinai sportinės lažybos. Žmonėsgi išneša ten, žinot, pralošia ir pinigus, maža kas koks yra, ne visigi protingi, ką padarysi. Ir po to būna bėdos ten šeimoje, žinot, visokie tokie dalykai. Bendrovės suprasdamos tai, kad pagrindžia tai lažybos yra sporto sakysime, ir tos pajamos yra generuojamos, praktiškai visų pradžiai lažybų, kasino ir visų kitų dalykų. Tai jos tai suprasdamos tikrai remia, reklamuoja specialiai remia tą sportą ir iš tikrųjų investuoja nemažus pinigus į visas sporto šakas. Tai mes kalbame apie labiausiai matomų sporto šaką, krepšinis, bet pakentės visas sporto šakas. Rankinės ir ciklų lenktynės ir visas kitas sporto šakas. Iš tikrųjų, per bandai vairą pasijuošti apie 10–15% biudžeto praradimą. Kadangi buvo iš pradžiai kalbama apie tai, kad bus nuo 2027 metais, tai tas dalykas uždraustos lažybos ir lažybų bendrovių reklama. Tai per tą laiką, manau, kad galima kompensuoti kitų įmonių, kitų produktų reklamom ir taip toliau ir pinigais iš kitų įmonių reklamų ir taip toliau. Sporto organizacijas paveikiantis lažybų ribojimai įsigalios jau nuo šių metų Liepos 1 dienos. Dar griežtesnis jų ribojimas įsigalios nuo 2028 metų. Organizacijos nebegalės savo pavadinimuose turėti lažybų įstaigų pavadinimų, taip pat bus apribotos galimybės rodyti lažybų reklamos prekės ženklą bei reklaminius klipus.